Sveiki visi, su jumis ir vėl Vytautas iš Klauskite LT komandos ir šiandieną aš jums parodysiu, kaip reikia naudotis Crap Cleaneriu arba kitaip sakant CC Cleaner. Ne, C Cleaner. CC Cleaner. C Cleaner. Žodžiu, Crap Cleaneriu. Taip, tai aš daug spėlbėpė. Taip, tai aš seniau dariau pamokėlę, kaip išvalyti savo kompiuterį nuo šiukšlių ir panašių negerybių. Ir sulaukiu vieno klausimo, tiesiog kaip naudotis Crap Cleaneriu. Taigi, jeigu klausėte, aš atsakau. Crap Cleaneriu naudotis labai paprasta. Iš pradžių, tarkime, dar neturite jokio Crap Cleanerio, jums reikia jį parsisiųsti. Taigi, į Google įrašome C Cleaner. Boom. Cleaner. Nu, taip. Panašiai. Belė ką įveskit, žodžiu, Google'as ištaisys ir tada mes jį parsisiunčiame. Siųskitės nemokamą versiją, jos pilnai užtenka. Taip, 6 MB, galime tiesiog paspausti Run ir ši programa bus parsiųsta ir paleista iš karto. Šios programos instaliacinis failas, tada mums reikės ją suinstaliuoti, kaip matome dabar. Taigi, Next. Paliekame viską pažymėtą. Dažniausia, jeigu nežinote ką keisti, nieko nekeiskite ir palikite viskas kaip yra. Galime nueiti į Advanced Settings. Taigi, Fine, Next, kur instaliuoti, puikiu, Next, Install. Ir vyksta dabar instaliacija. Come on! Faster! Run C Cleaner now. Finish. Ir štai taip atrodo Piriform Crap Cleaneris. Taigi, kas nežinote, ką ši programa daro, tai vidury pamokos pats laikas pasakyti, ką ši programa daro. Ši programa išvalo jūsų kompiuterį nuo šlamšto. Kas yra šlamštas? Tai visų pirma, matome Explorerio visi failai, tada sisteminiai, nereikalingi failai kaip laikini failai šiukšlių dėžė ir panašiai. Ir dar yra daug papildomų visokių nustatymų, bet jie nėra tokie naudingi ir net laisvins tiek daug disko vietos. Dažniausia reikia valyti jūsų kompiuterį nuo šūdo, nuo krepo, todėl kad tiesiog jisai užsikemša ir pradeda ir pirmą baigėsi disko vieta, o antrą pradeda šiek tiek lėčiau veikti. Taigi, pirmas langas, Cleaner, Windows ir čia matome viskas pažymėta, paliekime kaip yra, Applications, taigi čia matome Windows, standartinius visus šlamštastikas, o Applications čia yra visos kitos aplikacijos, kaip matome šiuo atveju Firefox'as, Opera, Chrome'as, tam tikros aplikacijos, FileZilla, Skype'as, Torrento aš nenaudoju, nežinau, čia ne mano. Taip, ir matome krūvą visokių kitokių programų. Taigi, viską paliekame kaip yra, spaudžiame analizuoti ir tai ko gero užtruks keletą minučių. Tikiuosi keletą minučių. Na, o kol viskas yra analizuojama, nueikime į... Aha. Taip, taigi mums reikia uždaryti naršyklės. Jeigu norite, kad ši programa išanalizuotų visus laikinus failus ir juos išvalytų. Taigi, Google Chrome needs to be closed. Chrome'as netidarytas, ką čia jie knisa protą. Taip, uždarykime Explorerį. Taip, uždarykime Chrome'ą. Ko gero, Chrome'as paliko keletą procesų, kurie vis dar aktyvūs ir todėl ši programėlė prašo, kad jie būtų uždaryti. Taigi, would you force close? Taigi, kažkas užlūžo. Taip, matome, analizė užtruko vos 26, beveik 7 sekundės ir turime daug visokių
failiukų, kurie bus išvalyti. Ir tada tiesiog spaudžiame Run Cleaner, gauname pranešimą, kad ar tikrai norite išvalyti šiuos failus iš jūsų sistemos, paspaudžiame OK ir viskas bus ištrinta. Taigi matome, trina laikinus failus, interneto cache. Taigi uždariau jau. Tik to. Palikime Chrome šlamštą. Matome, Chrome praskipino viską, o visa kita buvo išvalyta. Taigi mano kompiuterį šiek tiek turėjo atsilaisvinti vietos. Taigi, štai tiek apie šlamšto valymą dabar. Važiuokime į registrą. Registras panašiai labai veikia. Nežinau, ar tai yra labai efektyvus valymo būdas, bet irgi tiesiog registro tabas, scan for issues. Taigi čia matome, rado daug nereikalingų registro dalykėlių, kurios galime taip pat paspausti Fix Selected Issues ir jie visi bus ištaisyti. Nežinau, ar šitas skaneris yra labai naudingas, nes registras yra tiesiog milžiniškas Windows'ų ir ar išvalius registrą jis kiek nors pagreitės, bet tai priklauso nuo jūsų. Jeigu jūsų kompiuteris tikrai yra kažkas su juo negerai, gal ir tai padėtų. Taip, Tools, kitas gan naudingas meniu. Čia galime pašalinti programas iš savo kompiuterio, taigi taip pat galime padaryti nuėjus į Control panelį ir tiesiog paspaudus Add Remove Programs ar Program Manager ar kažkas panašiai, bet čia yra daug visko vienoje vietoje. Taigi tiesiog pažymite programą ir uninstall. Taigi tiek programų šalinimas. Gal galima keletą programų pažymėti. Ne, negalima. Būtų naudinga, jeigu galima būtų sužymėti daug programų ir jas pašalinti, bet atrodo, kad neina tai padaryti. Startup programos. Čia rodo, ką Windows'ai startuos. Explorerio pluginai. Matome, turiu Avastą, turiu LastPassą ir keletą kitokių programėlių. Taigi Firefox'as, Opera, Schedule taskai, Context menu. Čia ko gero nieko. Ko gero naudingiausias yra šitas meniu, pats pirmasis. Čia galima pasižymėti, kas pasileis tik paleidus kompiuterį. Taigi, jeigu norime, kad tarkime Daemon Tools'ai nepasileistų, ko gero kažkur pasileidę yra. Galime tiesiog pažymėti ant šio meniu ir disable. Ir viskas. Taip, disk analyzeris. Čia galime pasižiūrėti, kas jūsų diske naudoja, užima daugiausia vietos. Taigi pasirinkame diską ir analizuoti. Duplikatų paieška. Šis gan naudingas. Jeigu, tarkime, turite daug muzikos, filmų ir panašiai, ši duplikatų paieška gali jums padėti surasti ir išvalyti gan nemažai nereikalingų failų. System Restore'as. Čia galime išvalyti, pašalinti System Restore pointus ir daugiau negalima bus atstatyti, tarkime, jeigu aš norėčiau atstatyti savo kompiuterį į šį Restore pointą ir aš jį pašalinsiu, žinoma, jį sugrįžti nebebus galima. Drive Viperis. Čia galime ištrinti savo diską, kad iš jo negalima būtų atstatyti jokių duomenų, taigi free space only. Bus ištrinama tik tai tuščia vieta, arba kitaip tariant, tuščia vieta, iš kurios vis dar galime įstatyti ten buvusius duomenis, arba galime visą drive'ą, tai visas jūsų kietasis diskas bus suformatuotas ir visi duomenys ištrinti. Na ir options, čia tiesiog informacija apie programą. Kągi, tiek apie šią programą. Jums, ko gero, reikia tik tai šio pagrindinio cleaner lango. Šiame lange iš pradžių pasirinkate, ką norite praskanuoti. Dažniausiai paliksite viską, kas yra jau pažymėta. Ir tada paspaudžiate Analyze ir Run Cleaner ir visi šie nereikalingi failai bus išvalyti. Galima šiuos visus valymo žingsnius atlikti pačiam, bet kam vargintis ir eiti, tarkime, į visas naršyklės ir valyti cache ir visą kitą
šlamštą, jeigu galite atsisiųsti vieną programą ir jinai viską padarys už jūs. Taigi, štai tiek apie Crap Cleanerį. Tikiuosi, kad ši pamokėlė kam nors pravers. Na ir jeigu turite klausimų, būtinai palikite juos komentaruose. Taip pat nepamirškite prenumeruoti, paspausti laiko ir komentuoti. Iki.